Lietuva siekia iki 30 emisiją sumažinti 70% atžvilgiu 90 metų, atžvilgiu 2005 metų 30% ir 50 metais pasiekti klimato neutralumą. Ir šis tikslas yra įtvirtintas ir šios vyriausybės veiklos programoje. Netgi įrašyta nuostata, kad Lietuva sieks klimato neutralumo net anksčiau negu 50 metais. Aišku, mes galbūt jau viską sumažinom, ką galėjom sumažinti, bet tuo pačiu didėja kai kuriuose sektoriuose emisijos. Mes nepasiekėm mažinimo šiai dienai transporte. Žemės ūkiai yra šiek tiek geresnė situacija, bet irgi dar nėra pasiekta reikalingo mažinimo. Tai dėl karvių priklausomai, kaip jos bus prižiūrimas, kokiais pašarais bus šeriamos, kaip bus tvarkomas mėšlas, tai tas emisijas įdiegus visas, sakykime, galimas naujausias technologijas, galima didinant karvių skaičių pasiekti, kad emisijos nedidėtų, o net ir mažėtų. Tai čia yra, aišku, aš suprantu, kad visi tie dalykai kainuoja, kaip ir biometano gamyba, kaip ir biodujų panaudojimas jėgainėse ir panašiai, bet yra įrodyta, kad jeigu viskas, kaip sakykime, vykdomos darnios investicijos, tą balansą galima pasiekti. Kodėl svarbu yra rūpintis metano mažinimo emisijomis? Tai iš tiesų svarbu rūpintis tam, kad mes turėtumėm palankesnę gyvenimui aplinką ir ne tik pas save, bet ir žiūrint plačiau. Ir iš tikrųjų tą reikia daryti, nes dažnai ir žemės ūkis per daug demonizuojamas šitoje vietoje ir įvardymas kaip vienas iš didžiausių teršėjų, nors tikrai to nėra. Bet iš tiesų mes galime irgi moderniomis, inovatyviomis priemonėmis sumažinti tas emisijas ir be abejo ir panaudojant ne tik technologinės priemonės, bet ir genetinės, tai yra būtent atrinkti genominiu būdu, atrinkti gyvulius geriausiai įsisavinančius pašarus, kurie mažiausiai išskiria atitinkamai dujų į aplinką ir, kaip minėjau, ir taip pat taikant technologinės įvairias priemonės. Atsimenat, čia buvo netgi skandalas Europoje susijęs, kuomet tenais viena pašarų priedų gamintoja, žodžiu, kad pasakė, kad čia 30% mažina. Nežinau, galbūt iš tikrųjų taip yra, tas papildas patvirtintas ES, bet čia tiek to. Kaip jums atrodo, tarkim, biodujų jėgainės gali būti vienas iš sprendimų tokių? Taip, be abejo, tai jau būtų vienas iš sprendimų ir iš tų priemonių, bet aš, kaip minėjau, reikėtų pradėti nuo šiek tiek ankstyviau. Tai yra jau ir nuo genetiškai atrinkti gyvulius, kurie mažiau išskiria tų dujų. O taip, biojėgainės tikrai irgi tai viena iš tų priemonių. Dar kalbant apie jūsų paminėtus pašarinius priedus, taip, tikrai tenka ir man įvairių skaityti užsienio spaudoj, gan tokių labai optimistinių, sakysim, per daug optimistinių straipsnių, kad ir 30, kartais vos ne iki 50% gali sumažinti. Noriu pasakyti savo, kaip mokslininko nuomonę, tikrai kuriam nemažai teko dirbti ir dabar netitolsiu nuo tos profesinės veiklos, domiuosi tą sritimi, tai iš tikrųjų stebuklingų priedų nėra. Tai tiesiog jie taip gali suveikti, gali optimizuoti tą virškinimo sistemos darbą, pašarų įsisavinimą, atskirų pašarų komponentų skaidimą, bet tikrai, kad 30–40% tokių stebuklingų mes nerasime. Todėl turi būti visa eilė priemonių, norint sumažinti, tai pradedant nuo gyvulių atrinkimo, šėrimo, laikymo sąlygų ir po to, kaip jūs ir minėjot, biojėgainės. Tai visą tą grandinę sudėlioję mes tikrai galime pasiekti gerus rezultatus ir sumažinti tas emisijas. Emisijos mažinimui yra eilė sprendimų ir yra sprendimų gyvulininkystės ūkyje, ypač melžiamų karvių fermoje, tai pradedant nuo tvarto išplanavimo, būtent netgi grindų, guminės dangos, baigiant karvių raciono, baltyminių pašarų balansavime šėrimo racione ir taip pat šitai visai uždarai grandiniai geriausias turbūt ir šiuolaikiškas sprendimas biodujų jėgainės įrengimas pieno ūkyje, kuris padeda sugeneruoti elektros energiją ir būtent iš šilumos ir sutaupyti kaštus ir
tvariau ūkininkauti. Žinoma, ir iš separuoto mėšlo, būtent iš sausosios dalies, mes galime pakreiti karvėm ir naudoti kaip kraiką, kuris pagerina karvės guliavietės ir be abejo karvės tešmens švarą ir tuo pačiu, ar tai robotizuotas melžimas, ar tai melžimo aikštelė, tada yra lengviau melžėjai ar tai robotui paruošti karvės tešmenį melžimui ir taip mes užtikriname ir gyvūnų gerovę, ir pieno kokybę, ir vartotojams saugų pieno produktą. Mūsų vaidmuo, manau, betarpiškai susijęs pirmiausiai su parama pieno gamintojams, nes mes norime skatinti pieno ūkių bent jau nemažėjimą, stabilizuoti šitą melžiamų karvių skaičių Lietuvoje. Taip pat norime, kad pieno ūkių didėtų, taip pat norime numatyti tam tikras didelės pinigų sumas, kurios bus investuojamos į pieno ūkį ir būtent į tvarias technologijas surištas su melžimo sistemomis ir be abejo iš palaido laikymo, tai yra iš pririšto laikymo, kad visi pieno gamintojai galėtų taikyti palaidą karvių laikymą, surištą su jų gyvūnų gerovė, su pieno kokybė ir be abejo tie, kurie investuos į tvarias technologijas, kaip ir emisijos mažinimo, tai mes skaičiuosim, kad galėtume suteikti papildomų balų už tam tikrus projektus, kurie bus įgyvendinti mūsų Lietuvoje. Tai ką galėtų pasiūlyti privatus verslas metano emisijų mažinimui ir panašiai? Tai, tarkime, jeigu taip apskritai, tai ko gero vieni geriausių sprendimų tai yra biodujų jėgainės, bet tai yra investicija reikalaujanti ganėtinai nemažai finansų, sugebėjimų ir kiekio, ką turėtų apdirbti. Bet patys lengviausi variantai, tai tarkime, ką ir mes siūlom, tai konkrečiai pasakyčiau, pavyzdžiui, kad ir mėšlo separavimo įranga, tarkim, mėšlo separatorius. Tarkim, skysto mėšlo separatorius, per kurį mes automatiškai praleidžiam ir atsiparuojam skystą ir tirštą frakciją. Ir to pasiekoja automatiškai nukeliauja į rezervuarą, ar ten į jūsų, reiškia, turimą lagūną ar į kitą talpą. Ir ta fermentacija jinai vyksta, bet jinai netokia. Tada automatiškai mes neturime tiek įsiskyrimo CO2 į viršų ir ta metano emisija yra daug mažesnė. Toliau yra ir kitos technologijos, tarkim, kurias mes taipogi siūlome, tai mes tą patį mėšlą ne tik separuojam, bet dar pasterizuojam. Tai vadinasi, kad to proceso metu mes dar daugiau sumažinam būtent šių dujų, kurios yra nepageidaujamos, įsiskyrimą. O aišku, apie biodujų jėgainės, tai mes siūlome Lietuvos rinkoje būtent Bioelektrik produktą, tai belgų technologija. Tai UAB Interagė jau yra įdiegus Lietuvoje 4 tokias mikrobiodujų jėgainės, šiemet bus dar jų daugiau įdiegta. Ir mūsų, sakyčiau, turbūt išskirtinumas yra tame, kad mes jas diegiame, tarkim, vidutinio dydžio, arba netgi ir nedideliuose, bet taip pat ir didžiuosiuose Lietuvos ūkiuose ir būtent ten, kur ūkis gali turėti nuo 50 iki ir 1000 melžiamų karvių, būtent šį visą mėšlą mes galime apdirbti. Tai jau tokios 3 technologijos, kurios yra jau įdiegtos Lietuvoje ir kurios veikia ir kurios ganėtinai greitai įsidegė, tik aišku, savaime aišku, reikia turėti investuotojų galimybių, būtent ūkininkų šiuo atveju. Nu ir taipogi reikalinga yra vyriausybės palaikymas. Tai va, tą ir norėjau paklausti, kaip čia valstybė galėtų tokia sinergiškai spręsti šitą problemą kartu su privačiu verslu. Tai aš manyčiau, čia gal ir su privačiu ir to pačiu su ūkininkais, kadangi ūkiai norintys įsidėkti tokio tipo įrangą šiuo metu susiduria su tam tikrom problemom. Tai keletas iš tokių problemų. Tai pirmiausia, tai aišku, ta parama, kurią įsisavinti. Šiuo metu pasistatyti, tarkime, nedidelio našumo biodujų jėgainė arba mikrobiodujų jėgainė yra tik tais vienintelė tokia iš būtent Žemės ūkio ministerijos siūlomų programų, tai yra investicijos į tvarumą. Ir
dėja kažkodėl nėra ir modernizavime šios tarkime, priemonės. Nu, aišku, separavimo įranga, ten arba mėšlo separavimo, pasterizavimo įranga, maišymo, ten vėdinimo, ventiliavimo ir visa kita. Tai yra, per abidvi programas galima dėkti. Bet tai buvo dar kažkoks šaukimas iš aplinkos ministerijos? Ar ne? Buvo šaukimas, bet tas šaukimas buvo toksai ganėtinai įdomus. Jisai buvo galbūt daugiau orientuotas į didžiuosius pareiškėjus. Tai mažesniai pareiškėjai paprasčiausiai su tokiais įrenginiais netitiko tam tikrų kvalifikacinių reikalavimų. O aplinkos ministerija sako, mažinkit. Tai, čia žinot, matomai, kaip galbūt yra tam tikrų niuansų. Aš suprantu, kad šie produktai jie ganėtinai nauji šitoje rinkoje ir galbūt sekančiam šaukime ir atitiks šios keliamus reikalavimus.